Aš pasirinkau AirStyle mokymo centrą, nes apie jį buvo tik geriausi atsiliepimai. Visai nesiniai pabaigiau mokymus AirStyle House mokykloje ir tikrai džiaugiuosi, kad atradau šią mokyklą. Ją suradau per Facebooką ir labai daug visko sužinojau. Labai esu dėkinga mokytojai Ritai ir mokytojai Lidijai. Ir tikrai nuoširdžiai rekomenduoju šią mokyklą. Labas, aš esu Karolina ir šiuo metu sėkmingai dirbu Ukmergėje. Savo svajonės išsipildymui pasirinkau mokyklą AirStyle House. Čia dirbančių mokytojų dėka Ritos ir Vilmos mano pradžia buvo tvirta. Taip pat ir dabar žinau, kad jeigu paprašysiu pagalbos, visuomet jos sulauksiu. Su nostalgija prisimenu tuos laikus, kai eidavau į mokyklą ir grįždavau pilna galva informacijos. Tai buvo nerealu. Pasirinkite teisingai ir jūs. Aš pasirinkau AirStyle House mokymo centrą dėl rekomendacijų ir puikių atsiliepimų tiek apie mokytojus, tiek apie pačią mokyklą. Ačiū. Lūkesčius pateisino, labai džiaugiuosi, kad čia atėjau. Turbūt ne tiek tikėjausi, kiek gavau, o palinkėčiau mokyklai daugiau tokių mokinių kaip aš. Bet taip, viskas. Šią mokyklą pasirinkau, nes sužavėjo mokytojų veržlumas ir labai kūrybiškas požiūris į visą mokymo programą. Sveiki, esu Lina. Prieš 2 metus baigiau AirStyle House mokyklą. Šią mokyklą pasirinkau, nes mokytojos pasirodė pačios fainiausias ir draugiškiausias. Įgavau labai stiprias koloristikos, kirpimų, vyrų kirpimų, plaukų priauginimų žinias. Taip pat galėjau dirbti kartu su mokytojom asistente, kol mokiausi. Ir grįžus į Islandiją iškart pradėjau dirbti, nei nedvejodama. Šiuo metu turiu pilną savo klientų ratą ir tikrai rekomenduoju šią mokyklą. Ir tarp kitko visada turit pagalbos skambutį mokytojom, kuo tikrai verta pasinaudoti. Ir skatinu merginas tiesiog pradėti naują gyvenimo etapą ir rinkti šią mokyklą. Tad ši mokykla orientuojasi į praktiką ir aš žinojau, jog čia galėsiu save realizuoti ir aš manau, jog tai yra puikus pasirinkimas norint paragauti šių spalvų ar praplėsti savo žinių akiratį. Kodėl AirStyle House, nes ši mokykla mane sužavėjo savo mokymo programa, kuriamais jų projektais, gražiais buvusių mokinių darbais, žinoma gerais atsiliepimais. Tad šią mokyklą pabaigus nespėjau iš jos ir išeiti, pasilikau čia ir patikėkit, čia yra dar daugiau visko, kas netilptų į šį video. Tad tikiuosi, kad ir tu čia ateisi.